Trečiadienį Alytaus rajono apylinkės teismas perskaitė baudžiamosios bylos dėl prostitucijos organizavimo nuosprendį. Abi kaltinamosios nuteistos, tačiau realios bausmės išvengė. Ši istorija prasidėjo dar 2010 metais. Antano Jonyno gatvėje veikusios kabininės savininkė Zita Berčiūnienė ir virėja Roma Noraitė buvo įtariamos parūpinant vyrams laisvo elgesio merginų. 2013 m. vasario mėnesį pareigūnai sulaikė 2 minėtas įtariamąsias. Taip pat nustatytos ir 4 seksualinės paslaugas teikusios moterys. Pradžioje sulaikytosios neigė organizavusios prostitucijos verslą, tačiau kiek vėliau prisipažino. Trečiadienį baudžiamoji byla pasiekė finišo tiesėje. Alytaus rajono apylinkės teisme perskaitytas nuosprendis. Buvusiai kabininės savininkiai Zitai Berčiūnienei teisėjas skyrė 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant metams ir 3 mėnesiams, bei 1140 eurų baudą. Patenkinta? Neplanuojat skųsti? Nežinau. Kabininėje virėja dirbusi Roma Noraitė taip pat išvengė realios bausmės. Jai skirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant metams. Teismas atsižvelgė, kad abi kaltinamosios pripažino savo kaltę, anksčiau nebuvo teistos, vykstant teismo procesui nepadarė nei vieno administracinio pažeidimo, turi darbus. Apart lygtinės bausmės, abi moterys privalės neatlygintinai dirbti visuomeniai naudingus darbus. Zita Berčiūnienė 50 valandų, Roma Noraitė 40.